Sveiki atvykę į pardavimo telefonu profesionalų mokymus, kuriuose nuo A iki Ž sužinosite arba pagilinsite žinias visame kame, kas padės jums padidinti pardavimų srautą iš pardavimų telefonų kanalo. Kelias į kliento širdį veda per šaltą skambutį. Jeigu dar tuo abejojote, po šių mokymų požiūrį pakeisite. Taigi, nieko nelaukdami, pradėkime. Kam apskritai skirti šie mokymai? Tai didžiausią naudą gaus tie, kurie atlieka pardavimus telefonu, daugiausia naudos tie, kurie daro šaltus skambučius B2B arba B2G segmentui. Tai nesvarbu, ar jūs apie pardavimus žinote visiškai nieko, tai yra galbūt pirmieji kartai, kai jūs implementuosite savo įmonėje šaltus skambučius, ar netgi jeigu skaitote save pardavimų profesionalų, kažką naujo, kažką įdomaus, kažką naudingo jūs tikrai pasisemsite. Užtikrinu, čia glaustai ir aiškiai sudėjau praktinės žinias per 15 metų sukauptos aktyvių pardavimų patirties šiame segmente. Jeigu esate naujokas, jūs gausite iš viso labai didelę naudą, nes čia nuo A iki Ž bus paliestos visos aktualios temos, nuo to, kaip rasti apskritai klientus, iki to, kaip priversti sprendimų priėmėją pasakyti jums taip. Pažengusiems. Jeigu esate pažengęs pardavimų srityje, šie mokymai tikrai atvers jums daug durų, suteiks papildomos motyvacijos, sužinosite tikrai daug gudrybių, kurios šiaip yra nepasiekiamos. Komandų vadovams. Jeigu turite savo pardavimų komandą, po šių mokymų būsite gabesnis padėti savo komandai, papildomai žinosite, ko iš jų galbūt reikalauti, kokias klaidas jie daro ir kaip padėti visgi prisikasti iki sprendimų priėmėjo ir kaip daryti įtaką, kad sprendimų priėmėjas sutiktų su jumis bendrauti, sutiktų įgyti jūsų produktus. Turinys. Nelabai lankė mūzos sugalvojant pavadinimus kiekvienai sričiai, tai pasirengimas, žemas startas, kalbu su sprendimų priimančiu žmogumi, ekstra. Trumpai, skambinančiojo rytas, darbo grafiko sudarimas, disciplina, motyvacija, įmonių atsirinkimas, duomenų bazės sudarimas, revizija, pokalbio scenarijus, CRM, dokumentavimas, įrankiai reikalingi iki skambinimo, įrankiai reikalingi po skambinimo. Kontaktų radimas, spin metodika, sekretorės barjeras, elektroninių laiškų rašymas, disk kliento tipai, Belbino komandos vaidmenis, patirtį turinčių klientų tipai, SWOT analizė. Kalbu su sprendimus priimančiu žmogumi. Kaip kalbėti? Klausimai. Didelis dėmesys. Klausimas, konvertavimas, kontraklausimai, argumentų vertimas klausimais. Siųskite elektroniniu paštu, nedomina, prisistatymas, potencialo identifikavimas, vedimas link pardavimo, vizito, kaina, kainos pasakymas, skambinimas į top 1000 įmonių, lengvi produktai prieš sudėtingus produktus, pauzės ir ekstra, tai yra šviežiausia pasaulinė statistika, realūs atsakymai iš C lygio pirkėjų iš mūsų pačių atliktos apklausos, skambios frazės, klaidos įvairiose etapuose, gyvi pavyzdžiai iš praktikos, aktyvus klausimas, veidrodžio efektas, klientų skrodimas, follow-upai, keistinos frazės, namų darbai, praktika. Mokymų planas. Tai 3 paprastos dalys – teorija, testas, praktika. Teorinėje dalyje jūs peržiūrėsite teorinę dalį, čia nuo A iki Ž susipažinsite su viskuo, ką reikia suprasti, norint maksimaliai išnaudoti efektyvų pardavimų telefonų kanalą. Tada atliksite žinių patikrinimo testą, kuris padės informacijai išlikti galvoje. Patys sukursite savo įrankius, kurie padės parduoti, gausite namų darbus. Šis žingsnis yra reikalingas, nes statistiškai po įvairių mokymų informaciją žmonės praranda per 3 savaitės. Aš nenoriu, kad taip nutiktų su jumis, todėl sukūriau dalykus, kaip tą informaciją išlaikyti mintyje ilgiau.
Ir tada trečiasis etapas, tai yra atliksite praktinius skambučius, pardavinėdami savo produktus man. Simuliuosime skirtingas situacijas. Gausite realius praktinius patarimus, kurie padės tikrame mūšio lauke. Tai reiškia, išklausysite mokymus, kitą dieną padarysite man skambučių simuliacijas, parduodant savo produktus, savo įmonę, savo verslo idėjas ir taip toliau. Mes išklausysime, pažiūrėsime, kur galėtume tobulėti, ką galėtume daryti toliau. Tada jūs eisite į mūšio lauką ir po savaitės turėsime vėl tokią pačią sesiją, kur galbūt jūs susižymėsite, su kokiais iššūkiais susidūrėte, kokių prieštaravimų daugiausia pasitaiko ir taip toliau. Ir aš vėl jums asmeniškai padėsiu, ką būtų galima tokiose situacijose daryti. Taigi, trumpai tiek, nieko nelaukdami, važiuokim toliau. Kokios grąžos tikėtis išklausius kursą? Patobulėsite pardavimų srityje, padidėjusi motyvacija skambinti, daryti didelį skambučių kiekį, nebijoti klientų ne. Tvirtas pagrindas po kojomis pardavinėjant savo produktą. Tapsite bendravimo su sprendimų priėmėjais profesionalais. Daugybė pagalbinės informacijos, kuri padės rasti atsakingų asmenų kontaktus, žinoti kaip ir ką jums pasakyti, kaip valdyti visą pardavimų procesą nuo A iki Ž. Visos reikalingos žinios nuo A iki Ž, kad pradėti vykdyti pardavimus telefonu. Jei norėjote pradėti daryti šaltus skambučius, tačiau nežinote nuo ko pradėti, išklausę šį kursą būsite efektyvesni už 80% Lietuvos pardavėjų. Trumpiausias kelias į pardavimų kalno Olimpą. Koncentruota daugiau nei 15 metų sukaupta patirtis išreikšta labiausiai praktikoje pasiteisinančiomis technikomis. Sužinosite, kokių efektyvių ir nemokamų įrankių dar nenaudojate savo pardavimų komandos kasdienybėje. Ant lėkštutės gausite tai, ką lengvai implementavę įmonėje pakelsite pardavimus iš pardavimų telefonų kanalo. Pakelsite bendrą pardavimų gerbuvį ir higieną. Išmoksite girdėti ir jausti klientą. Susipažinsite su visais klientų tipais pagal populiariausias pasaulio praktikas ir suprasite, kaip jie perka ir kaip jiems parduoti. Busite kaip niekad gerai pasiruošę pokalbiams, pajusite, kaip gera valdyti juos ir atrasite pardavimų telefonų grožį. Išmoksite parduoti savo produktą taip, kad nuo šiol į darbą vyksite su šypsena ir nekantrausite pradėti skambinti. Pardavimų industrija manęs nekenčia. Išduosiu ir išmokysiu jūs naudotis technikomis, kurių taikymas atrodo nelegalus. Įmonės direktorius jums atidarinės duris į darbą. Gausite didįjį pardavimų paveikslą. Susipažinsite su daug naudingų ir reikalingų priemonių, kurias toliau galėsite studijuoti savarankiškai. Viską pritaikysite praktikoje, gausite jums čia ir dabar trūkstamus įgūdžius, kuriuos šiandien pritaikysite parduodami savo produktus potencialiems klientams. Išmoksite rasti ir parduoti tiems klientams, kurie pasirengia nupirkti jūsų produktą šiandien. Trumpai apie mane. Daugiau nei 15 metų dirbu pardavimų srityje. Esu ne teoretikas, o praktikas. Šiaip tai mokymų nevedu išskyrus tais atvejais, kai manęs to paprašydavo klientai. Taigi ir čia jūs rasite tik tai grinai iš praktinės patirties visą informaciją, kuri padės jums pasiekti pardavimų kalno Olimpą. Pirmasis oficialus darbas susijęs su pardavimais telefonu buvo įmonėje Studio Moderna, kai mes telefoninio pokalbio metu pardavinėdavom Topshop Dormeo Cosmodisk produkciją fiziniams asmenims. Pirmą kartą aš supratau, kad telefonu galima parduoti asmeniui, kuris nelaukia tavo skambučio ir nesitiki pirkti, bet jį įtikinti ir nuo to laiko, dabar man yra 34 metai, visą laiką dirbau pardavimų srityje. Didžioji dalis sudarė pardavimai telefonu B2B segmentui. Esu pardavinėjęs ko gero visais populiaresniais pardavimų kanalais, pradedant pardavimais telefonu visiems segmentams, tai yra B2C, B2B, B2G, door-to-door pardavimai, pardavimai mugėse, pristatant produktą prieš auditoriją ir tada pardavinėjant susidomėjusiems, parodų metu. Taip pat tekę įvedinėti produktus į prekybos tinklus, ieškoti paramų, ieškoti finansavimo, ieškoti rėmėjų, tinklinę rinkodarą ir taip toliau. 80% tikimybė, kad jūsų arba panašų į jūsų produktą esu pardavinėjęs
arba kad esu padėjęs klientams ruoštis, rengti pardavimo strategiją jį parduodant. Karjeros metu yra tekę pardavinėti ne tik tai didelių prekės ženklų produktus, kas savaime yra šiek tiek paprastesnis pardavimas, nes įmonė ir prekės ženklas jau turi didelę pagalbą parduodant, bet ir mažiau žinomų prekės ženklų produktus. Taip pat yra tekę pardavinėti ne tik pigius ar konkurencingų kainų produktus, bet ir gerokai brangesnius produktus, kas yra žymiai sudėtingiau. Kai pardavinėjome verslo vizitų, telemarketingo paslaugas, mūsų paslaugos kainavo net ir iki 5-10 kartų brangiau nei tuo metu konkurentų, bet vis tiek pavykdavo parduoti ir klientai vis tiek likdavo patenkinti. Verslo vizitai yra mano skambučių centras, kur paėmęs į kolektyvą pardavėjus, kurie neturėjo patirties ne tik skambučiams, bet ir apskritai B2B segmente. Po tokių mokymų, kokius praeisite jūs dabar, jie buvo parengti taip, kad sugebėjo ir kuo puikiausiai valdė pokalbį su sprendimų priėmėjais, su C lygio pirkėjais ir aukštą kompetenciją turinčiais asmenimis. Taigi šie mokymai bus trumpiausias kelias į visą informaciją, praktinės žinios, kurios efektyviausiai ir geriausiai veikia man per daugiau nei 15 metų, sudėjau jas trumpai, konstruktyviai ir aiškiai, kad išklausę tai jūs galėtumėte valdyti pokalbį su sprendimų priėmėju ir daryti įtaką daug efektyviau.